Sodinu kūną į meditacinę pozą, prasižiūriu savo tiesų stuburą, dieviškąjį indą, nukreipiu dėmesį savo į viso kūną, peržiūriu ir sąmoningai atpalaiduoju jį. Šį kartą jau nevardinsiu, peržiūrėkite patys, įpraskime, kad tai vyktų savaime, tik atsisėdus į poziciją. Nukreipia dėmesį į savo kvėpavimą. Nukreipia dėmesį į kvėpavimą, paprašom kūrėjo, prašau kūrėjo suaktyvinti manyje visus procesus, kurie nakčiai buvo išjungti. Prašau suaktyvinti mano sąmonę, protą šiai dienai, darbui, mano logika. Protas, logika tai yra mentalinio kūno atributai. Duokite jiems impulsą, kad jie harmoningai veiktų šiandien dienoje. Aš priimu juos, žinau apie juos, susijungiu su jais, su mano mentalinio kūno dalimis. Prašau kūrėjo impulso mano astraliniam, emociniam kūnui. Kuriame yra mano siela, mano širdis. Prašau suaktyvinti mano širdį, pojūčius, išjautimus. Ir išreiškiu ketinimą, kad jis susijungtų su mano protu, su mano logika. Nuo šios akimirkos norėčiau, kad širdis būtų protinga, o protas širdingas. Prašau impulso mano fiziniam kūnui. Prašau jam energijos. Kad šiandien dienoje galėčiau perleisti tas energijas. Įdėti jas į tuos veiksmus, kurie neštų gausą ir man, ir kitiems. Aš esu daugiamatė būtybė. Aš esu dieviškoji sąmonė, nusileidusi čia į šitą fizinį kūną. Dabar nukreipkim savo dėmesį ir kaip veikia mano fizinis kūnas. Vat aš sėdžiu. Pastebėkim, kaip aš sėdžiu ir ką jaučiu. Kurios kūno dalys labiausiai jaučiasi? Aš sėdžiu čia. Galiu atsimerkti. Nejudėkim tik tais. Apsižvalgyti aplinkui. Kai žvalgotės, klausykite. Va sėdžiu kambary ir kažkas per mano akis žiūri. Žiūriu aš, bet tas aš nesu kūnas. Užsimerkiame, žinau, kad aš esu
kūrėjo sąmonė nusileidusi į šitos žemuosius kūnus ir dabar tyrinėju pats save. Tai reiškia pabusti savyje. Aš nesu tik mano emocinis kūnas, aš nesu tik mano mentalinis kūnas, taip pat aš nesu tik tai savo fizinis kūnas, aš esu daug daugiau. Aš esu dieviškoji dalelė nusileidusi į šį kūną. Ir aš, kaip dieviškoji dalelė, sąmoningai įkvepiu į save Dievo energiją, gyvybinę energiją, kuri suaktyvina kiekvieną mano ląstelę, kiekvieną mano kūno ir mano kūno sąmonę. Ir aš išreiškiu ketinimą sąmoningai susijungti su savimi. Aš susijungiu su savimi visu. Priimu savo kiekvieną kūną. Aš suvokiu ar nesuvokiu, aš priimu juos. Įkvepiu dievišką energiją, įsileidžiu į save, leidžiu jai tekėti per mane. Įkvepiu ir prašau, kad ji suaktyvintų visas mano gyvenimo sferas, kad sujungtų mane ir va šią nuostabią energiją, kurią jaučiu, su santykiais. Santykiais su tėvais, vaikais, vyru, žmona. Pasiunčiu šią dievišką energiją, vibraciją sąmoningą jiems, jų sąmonėms, jų sieloms. Ir prašau padėti man pakeisti mano santykį į juos. Prašau harmonijos šitame santykyje. Įkvepiu dievišką energiją ir prašau nukreipti šią dieviškąją energiją į mano veiklas gyvenime, kasdienybėje, buityje, tai kas reikalinga padaryti, darbe, į tuos veiksmus, kuriuos aš darau kitų labui, dėl kolektyvo gerovės, valstybės gerovės ar kokios įstaigos, kurioje dirbu, gerovės. Aš išreiškiu ketinimą skleisti tą Dievę tavo energiją šioje veikloje, atiduoti ją per veiksmus, kuriuos veikiu darbe. Įkvepiam dievišką energiją ir prašau, turėjau nukreipti šį srautą gamtai, gyvūnams, kurie yra šalia mūsų, tiek mano kambariniams augalams, tiek šalia namų esančiai augmenijai, parkams, miškams, jų gyventojams. Oro, žemės ir vandens gyvybei, namų gyvūnams. Nes visa tai esu aš. Tokie paprasti dalykai kaip minčių nukreipimai,
tuo momentu, kada aš sėdžiu meditacijoje ir tikiu tekančiu srautu, keičia mumise kardinaliai mūsų vibracijas, mūsų požiūrį, mūsų suvokimą, išjautimą. Todėl, kad aš tampu sąmoningas savo gyvenime. Aš įsileidžiu ir praplečiu tikėjimą kūrėjų, subtiliuoju pasauliu, kad aš nesu tik mechanizmas, kad aš nesu tik mašina šito kūno, kad aš esu kūrėjas. Ir va su šia energija aš kuriu šiuo metu santykius. Vibracijas savo palinkėjimais, pripažinimu. Ir ačiū tau, kūrėjau, už tai, kad aš galiu tai daryti, kad aš galiu tai jausti. Ir šiuo metu reikėtų suvokti, kokie yra svarbus kiekvienas žmogus, kiekviena sąmonė čia gyvenanti. Kokia yra svarbi kiekvieno mūsų požiūris, dėmesio energija, kaip svarbu, kur aš ją nukreipiu ir kiek sąmoningai nukreipiu. Jeigu aš tai nukreipiu sąmoningai, tai 100% stipriau veikia. Jeigu nesąmoningai, tai siekia tik tais 3–5%. Ir ačiū tau, Dieve, už galimybę sąmoningai įtakoti savo gyvenimą. Ir ypatingai įtakoti šią dieną. Su dėkingumu ir džiaugsmu einu gyventi šios dienos.